Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Ramiai stebėk savo kūną. Ar kūnas yra įsitempęs ar atsipalaidavęs. Ir Kaip aš, kaip prieš egzaminą tokia. aha, Labai- susijaudinus, taip. Labai stipriai širdis paladuojasi. Gerai, tu dabar mentališkai siūsk mintį, tik tai mentališkai, ar ne? Tu sakyk širdžiai, viskas bus gerai. Aš kontroliuoju situaciją. Aš esu visiškoj harmonijoj. Viskas yra ramu. Viskas yra saugu. Visiškai ramiai mes einam tik atsipalaiduoti ir apie nieką negalvoti. Tik šį momentą, kai Brigita yra atsipalaidavusi ir stebi savo kūną. Tu esi dabar stebėtoja. Stebi. Be jokio skubėjimo, be Rimsta, preso. rimsta. Labai šaunuolė. Visiškai ramiai. Tada Brigita pastebi savo eterinio kūno kojas. Ar tos kojos yra basos eteriškai, ar jos turi kokius batus. 3, 2, 1. Ką jaučia Brigita? Koks pirmas atsakymas ateina? Matau tik tai spalvą man tokios. Spalva, tai gerai. Kas per spalva? Tamsiai violetinė. Violetinė spalva. Tai gerai. Tamsi tokia su juodu. Ir tokia jinai man karatą. Aha, tu matai spalvą kur? Tavo galvoj matai, tu matai virš viso tavo kūno ta spalva pakybusi. Kurioj vietoj jinai ta spalva matosi tau? Aplinkui. Aplinkui. O tu dabar pasakyk, mintyse, telepatiškai perduok. Pasitraukėt iš mano eterinio lauko. Tai yra įsakymas, tai yra mano laisva valia. Ir dabar duodi tokį pliūpsnį, kaip kad suakumuliuotum pliūpsnį ir spjautum šviesą. 3, 2, 1. Spjauni šviesą. Ir išsiskaido viskas. Šaunuolė. Dabar Brigita eina daryti kamuolį. Tarp savo 2 eterinių rankų padarysi blizgantį energetinį burbulą. Ir tą burbulą tu leisi per čakras, kad jos atsikimštų. Padarai burbulą tarp 2 rankų, energetinį. Sfera tokia, jinai didelė ta sfera, kaip kamuolys. Kokią spalvą turi ta sfera 3, 2, 1? Šviesi smėlinė, gal tokia. Labai gerai, šaunuolė, dabar dedi. Bet dar man dabar šviesi violetinį vis tiek suka mane ratas. Toks ne šalia. Toks. Tave baugina ta violetinė spalva? Ne. Nebaugina. Jeigu tau nebaugina, tegu jinai ten sukasi, sakyk, komanda, lampočkai, kad tu sukiesi. Ten sukis kiek nori. Aš dirbu dabar su savim, netrukdyti. Draudžiu būti mano erdvėje. Išstumiu iš savo erdvės. Nepergyvenk, tegu ten sukasi. Taip, čia yra tas sūkurys visas, kuris pradėjo sukti šiandien, vakar ir taip toliau. O tu, Brigita nieko nebijo. Brigita yra valdovė savo erdvės. Tu esi karalienė čia. Tu esi kosminė būtybė.
Dabar tą burbuliuką, kurį padarei, dedi į pirmą čakrą ir stumi per visą stuburą į viršų, kad iššautų per pakaušį. 3, 2, 1. Ar burbuliukas pastrigo kur nors? Aha. Prie gimdos. Mhm. Prie gimdos pastrigo. Širdis krūtinėje. Dabar taip, burbuliukas pastrigo apačioj ir širdį krūtinė, ar ne? Tai dabar žiūrim į gimdą, žiūrim, kas tenai laiko tą burbuliuką tavo. Kokios energijos, šaunuolė Brigita, stebėk dabar tą vietą, kur jisai pastrigęs ir kokia spalva, kas per energiją laiko tą burbuliuką. 3, 2, 1. Kokios emocijos? Nes stoviu vietoj, nieko nedarau. Mhm. Nėra veiksmų. Mhm. Kokio veiksmo, sakai, nėra? Ar tu matai dabar tą burbuliuką, kuris pastrigęs gimdoj? Jisai savy tokiam, kad aš sustingime, tokia aš sustingus, tokia Mhm. sustingus. Tiesiog, vat ir dabar jaučiu, vat visas kūnas toksai net Mhm. kaip sušaldyta, bet tokia Užfrizinta, užfrizinta, užfrizinta. Tai va dabar, Gerai. jo, O tu dabar sakyk, o aš dabar įdedu daug šilumos, tu dabar dedi į visą kūną šilumą. Tu išfrizini, atstingdai, atšildai savo kūną. Neleidi demonam frizint tavo kūno, tu nebijai. Draudi, siunti dabar šilumą. Tavo kūnas pradeda šilti vėl. Jisai atsipalaidavęs, bet jisai šyla, jis nesustingęs. Ir tada Brigita dabar žiūri tą savo kamuoliuką į gimdą. Kodėl jisai sustojo gimdoj? Kas laiko tą kamuoliuką? Kokia spalva? Kokia emocija? 3, 2, 1. Analizuok. Kas ten per emocija pačioj? Pirmoji, antroji čakroj. baimė, gal judėt, daryt, baimė. Baimė, labai gerai. O ta baimė yra ir širdį, ta pati baimė, ar jinai yra? Ir širdį, ir net ir krūtinė toksai, Tave spaudžia kas nors? krūtinė tai toks net kaip uždėta, Gerai. net toks uždėta, net dabar ranka kyla, kaip norėčiau kažką nuimt tokio. Ole, gerai. Jeigu ranka kyla normaliai, nes eterinis kūnas darbuojasi, tenai eterinės rankos dirba. Dabar žiūrėk, tą visą svorį, kuris uždėtas, tu paėmi jį su rankom ir meti į juodą skylę. 3, 2, 1 nuo krūtinės. Išmeti. Visiškai lengvai. Tu dabar pasididini dažnius. Brigita yra šviesos būtybė. Brigita yra kosminė būtybė, jinai turi galių. Mus tik suspaudė. Dabar mums reikia tas galės vėl iš naujo iš vidaus ištraukti. Nes pridėjo daug baimių ir programų. Tai dabar lendi savo širdį ir žiūri, ko Brigita bijo. Ko bijai? Judėti, daryti, veikti. Ko bijai? Kas tave stabdo? Iš kur šitas prisiminimas eina? Kai buvai mergaitė, vaikas, namuose, daržely, mokykloje. Iš kur atėjo ta baimė? 3, 2, 1.
Vaikystės. Gerai, ką tavo pasąmonė rodo dabar, į kokį prisiminimą jin keliauja. Jinai keliauja dabar į tą prisiminimą, tikslų. Parodo šitą iškarpą Brigitos pasąmonė. Kas atsitiko vaikystėje. 3, 2, 1. Kokia scena? Kažkodėl grįžtu, galvoju, kai buvau vaikas, kokie 3 metai, man nuotrauka net stovi prieš akis. Labai, labai gerai, kas ten įvyko. Prisimink. Stovėjo darželis, o jeto, sukilo emocijos. Verksiu. Ramiai, ramiai. Aš 3 metai gal. Ir kaip vaikus stato, žinot, atlikti kažką dainuoti ar Eilutė ten pastato. sakyt kažką tais. Ir kažkodėl išsigąstu fotografo. Va, šaunuolė. Dainuoja. Kaip vaikas, nežinau, kažkodėl jis pasilenkė ir aš bijau kaip vaikas to To senio, to diedo, ar ne? Tas diedas turi kažkokį ir aš dovaną. baigėsi mano visa išmintis. Nu, žinot, ką reikėjo daryti. Tai pamiršai eilėraštuką, taip, dainelę. Jeigu pas muzikos vadovę. Gerai, viskas ramiai. Paleis dabar šitą emociją, paleis šitą baimę. Dabar Brigita yra didelė moteris, dabar jinai suaugusi, jinai žino, kad jinai stipri yra. Ten buvo mažutė Brigita. Ir tas didelis diedas atrodė labai didelis, o už jo dar stovėjo koks velnys, kuris gąsdino tą šviesę Brigitą. O tu dabar nebijok, gerai? Ką mergaitė Brigita pamatė prie to fotografo? Kokį atvaizdą? Žiūrėk dabar į tą atvaizdą. 3, 2, 1. Be baimės žiūri. Tu esi šviesa, tu nebijai tamsos. Ką ten matai už to fotografo? Nematau. Atrodo, akys užrištos mano. Nusink nuo akių raištį. Raištė eterinė erdvėje, ne fiziniai plotmiai. Nusiemi raištį nuo akių ir pamatai dabar, kas prie to fotografo stovi už jo nugaros. 3, 2, 1. Nematau. Nieko tokio, nepergyvenk, gerai. Tai tada kodėl tau ta baimė sukilo? Tu vėl iš naujo būni tą mergaitę ir žiūri į ją, studijuoji, kaip būtų 2 Brigitos. Viena žiūri čia, o kita mergaitė tenai. Ir tas fotografas lenkėsi prie tavęs. Kas jame yra? Kas tave taip smarkiai baugina jame? Kas yra? Ant jo kupros sėdi, šalia jo, apačioj. Kur yra tenai ta būtybė, kuri tave įvikausi? Atrodo, toks kuprotas gal, toks Gerai. Toksai. Labai gerai. Viską tu matai, tu žinai, nuskanuoji dabar. Kokia vibracija iš jo ėjo, kokia baimė tau sukėlė. Kaip tau ištrynė atmenį, kad tu neprisimeni to eilėraštuko. Kaip tave išgąsdino. Ką padarė ta sukuprota būtybė? Ką padarė Brigitai? Kaip pliūpsnis, gal toks kaip kažkoks toks, kaip pagauta, žinau, tokiu tikšt ir viskas. Nu, kaip tas foto tikšt ir tave tik net sustingdo. Toks net. Taip. Ir suakmenėjo. Suakmenėjai, taip. Dabar Brigita jau žino, kad tas diedas pasilenks, mes regresuojam atgal. Dabar mes Brigitai mergaitai pastatom skūdą šviesos. Jis, kai bando pasilenkt prie tavęs, tu su skūdu tuo duodi jam atgal šviesos. 3, 2, 1. Duodi šviesą atgal ir jisai neprilenda prie tavęs. Ar pavyko tai padaryti? Mes pakartojam tą momentą ir ištaisom šitą antpolį iš demono. Kad ištrintumėm iš prisiminimo.
Jis daugiau net neišgąs. ne, Kas vyksta? pati tokia lengva, Gerai. nesustingus, jau nebijau. Nu va, kaip gerai. Tu dabar kaip mušei su ta šviesa atgal, kaip davei tokį smūgį ir dabar su tuo skūdu užsidėjus tą apsaugą, tu dainuoji visą dainelę, kurią tau reikėjo sudainuoti. O mes klausomės, kaip Brigita dainuoja. 3, 2, 1, mes klausomės. Sudainavai visą dainelę. Be jokios baimės. Šaunuolė. Ir dabar išeini iš to prisiminimo ir tą prisiminimą tavo galvoje ir pasąmonėje jį ištrini su trintuku. Paėmė ir jis jau nebereikalingas, jis tuščias. Tau jo nebereikia prisiminti. Išmeti tą fotografą su visu kuprotu velniu. Ir tu sudainavai ir ten buvo smagu, gera. Tu prisimeni tik tokį užregistruotą prisiminimą. Kaip tu gražiai sudeklamavai ar sudainavai. Dabar tu grįžti čia, Brigita, jau didelė mergaitė ir žiūri dar kartą į savo širdį. Ta baimė nuo to fotografo, kokią spalvą turi ta baimė. Dabar jau tu tyrinėjai savo širdies čakrą, nes reikės tą baimę ištraukti, pertransformuoti, kad jinai ten daugiau nebesėdėtų. Kokią spalvą turi ta baimė? 3, 2, 1. Kas ten širdį? Ta pati tokia violetinė su juodu, tokia murzina. Vynioji dabar gali užsidėti pirštines, tokias labai jau blizgančias energetinės ir vynioji, trauki tą visą skraistę, tą siūlą, šaliką. Vienu žodžiu, tą visą violetinę murziną spalvą iš širdies vynioji, darai didelę gniūžtę, kamuolį ir meti į juodą skylę. 3, 2, 1. Ar pavyko ištraukti iš širdies čakros? Palengvėjo. Gerai. Ir ten prisipildai dabar šviesos, tiesiog saulės šviesos, absoliutos šviesos. Kaip gera ir kokia šaunuolė Brigita pati išsivalė šitą tamsią baimę, kuri vibravo nuo vaikystės. Jin dabar lengva pasidarė. Visą tą emociją suspaudė ir išmetė. Jin daugiau neberezonuoja. Labai gerai. Dabar grįžtam prie pilvo gimdos, kas dar sėdi gimdoj. Tikrini gimdą. Kas yra gimdoj? Ar yra kažkokių šlangų pridėtų? Ar kažkas atima energiją, nusiurbeliuoja nuo tavęs? Kas nors pasijungęs? 3, 2, 1. Tikrink viską su rankom eterinėm. Apsižiūrėk. Kalne Mhm. žybčioja tokie elektros kažkokie. Tai ne tavo, taip? Tai ne Brigitos. Ne Ne, tavo. Tai paimk su rankom ir ištrauk. Sakyk, čia ne mano, man nereikia. Išinstaliuok. 3, 2, 1.
Jaučiu pulsuoja. Dar yra kažkas, nesuprantu. Ratas, neratas toks, kaip saulėgrąža kažkas toksai su daug, kaip viduj tuščiai, iš šonų tokie spygliai. Dėlė čia. Ratas su spygliais. Kas tai? Ką dar matai? Tokie spygliai. Gerai, Brigita, iš kur atėjo tie spygliai? Kas tau įdėjo tenai į apačią spyglius? Iš kur jie atėjo? Nuo kada tie spygliai yra įdėti tavo gimdą? Per kokį žmogų jį įsidėjo 321? Tavo pasąmonė viską žino, informaciją tegu jin parodo dabar. Nematau. Mhm. Spygliai. Dabar gerai žiūrėk, tos spyglius tu gali ištraukti atsargiai vieną po kito. Jie spygliai yra palaidi spygliai, ar jie spygliai surišti į vieną virvę, kaip kokią vielą? Jie tokie kaip rate, bet su spygliais, žinau, toksai kaip būna įrankiama tokia grąžtai, ne grąžtas, toksai tokiais spygliuotas, taip matau, toksai jie sujungti kaip į vieną, bet rate ir daug spyglių. Čia kaip diskas koks nors, tu sakai? Diskas, jo, kaip diskas su spygliais. Tai tau į gimdą įdėtas diskas, taip, tai čia jau pilki darbas, žinok, arba reptų. Taip, diskas įdėtas. Tai va šitą diską visą paimk ir išmes. Ištrauk 3, 2, 1. Ar tu esi kažkokioj laboratorijai paspilkis ir reptus? Eini, klaus savo pasąmonės ir ieškai. Kas tau įdėjo diską su spygliais? Nematau. Nieko tokio, neperkim, gerai? Kažkokia pilkuma, yra pilkuma, bet pilkuma juoda, tamsi pilkuma tokia. Kurioje vietoje ta pilkuma yra? Ant tavo akių? Ant tavo kristalo trečios akies? Tarp ir akys ir viskas uždėta pilkuma tokia, net. Tau tas maišas kažkoks? Jo, jisai toksai. Numauk jį. tą pilkumą visą ištrauksi savo rankytėm dabar, valyk dabar nuo galvos, nuo savo kanalo nutrauk tą visą pilkumą, tiesiog valyk, kaip kad valytum, švystum kažkokį puodą, žinai, vat puodas yra apjuodijęs, taip ir čia dabar tą visą pilkumą šveiti su savo šviesa. 3, 2, 1. Ir viską, ką šveiti, visus skudurėlius meti į juodą skylę. Valai. Nesuprantu, ar pavyko. Nieko, dar kartą. Pykina net bloga, atrodo, va gerklėj stoja net iki dantų. Labai gerai. Vemsiu. Gerai. Gerai. Toks jausmas, kaip būtų užkilo, o vaikeli kaip užkilo. Trauk šitą vemalą. Gerai, iš kur jisai kyla dabar? Iš pilvo srities, iš širdies, iš gerklės, iš kur tas vemalas kyla? Net va, pilvas, krūtinė. Trauk, va šitą vemalą dabar iš rankos per gerklę gali įtraukti.
Aha, ir atjunk emocijas. Gerai, gerai. Labai gerai, šaunelė Brigita, labai puikiai darbuojasi, atjunk emocijas. Tas vemalas yra susijęs su burtais, ar tas vemalas yra demonai, 3-1? Kas tas vemalas yra? Nežinau, gerklę užspaudė. Šlikštinės. Man Ramiai. kaip dusintų, suprant, jaučiu net rankos gal. O Jėzau, fu, šlikštinės. Ha, Neleidi, ramiai, žiūrėk, viskas bus gerai. Tu esi šviesa. Tu tiesiog turi likti stabiliai, nebijoti, ar ne? Kuo labiau tu keli emociją, tuo labiau jie tave ir vimdo, ir spaudžia, gerai? Ramiai, Brigita, dabar labai šaunolė. nebijau tokiais momentais, žinot, kaip iš... Aš Dabar galvoju, kaip mane tai būna gyvenime. Aš taip dėlioju, einu rami ir Aha. man kažkas tokio, bet taip kerta, kad nukerta. Tai dabar va taip, yra susiję. Aha. ne tai, kad tu tikiesi, bet tokiu, o jūs bjaurystos, fu. Taip, žinau. Tai vat visą šitą energiją turi ištraukti iš savęs, gerai, nes jinai yra pas tave ir jinai suvibruoja, kai kontaktuoja kažką, tai vat ar ne? Tai dabar tu ją apčiopi, kad tu tai tą vemalą, tą visą energiją ištrauk, kaip kokią, aš nežinau, kaip kokią triūbą trauktum, kokią gyvatę trauktum, pagauni su rankom šviesiom ir lupi, trauki, vinioji, nirtingai į juodą skylę, visą šitą vemalą. Įnirtingai. Neduok net laiko net atsikvėpti. Žinot, kaip būna skrandžiai duoda tokią, kad šviesti skrandį, tokią šlangą, tokia atrodo kaip negyva, o Jėzau, kokia bjaurystė, taip dabar. Gerai. Trauk. Tai ir taip atrodo, jis man brėžia, žinot, kaip būtų, kaip laikosi ir brėžia per visur, voje to, ką tai drasko man. Nieko, tu dabar atjung šitas emocijas, sakyk, nieko mane draskat, viskas užgyja, niekas nesidrasko, aš dabar išėmiu labai lengvai, gražiai, be jokių draskimų. Aš įdedu tokią apsaugą į tą šlangą ir tą šlangą per apsaugą ištraukiu 3-2-1. Jokių draskimų čia nebus. Nes bando tave manipuliuoti, neleidai jiems manipuliuoti. Tu viską gražiai, labai švelniai ištrauksi. Ar pavyko ištraukti? Ir meti viską į juodą skylę. Pavyko, bet tokia, žinot, kaip būtų organizmas, tikrai va tas stemplė, krūtinė, tokia kaip išraižyta gerklė, kaip išraiž, tokiais kaip, oi, kokie kaip, supjaustymais, tokie parapie, o Jėzu, ką jūs daro čia? Neskubėk. Stabdyk vaizdus, kad greitai neitų, neskubėk. Aha. Lengvėja, nelengvėja. Gerai, meti. Ar pavyko ištraukti tą šlangą be jokio pažeidimo? Pavyko. Šaunu, bet ten šviesos prisipildai. Dabar įsivaizduoji, kad atsistoji po dušu, tas dušas yra iš absoliuto, jis plauna visas tas vietos, gydo. Tu gydaisi su šviesa, tu keli vibracijas. Tu esi šviesos būtybė, sudaryta iš šviesos kūnų. Tau visos šitos tamsios energijos yra niekis, tu jas gali sudeginti per 1 milisekundę. Tu turi galių, Brigita, šaunuolėse. Dabar įdomu, iš kur tas šleikštulys atėjo pas tave. Ar čia yra iš praeito gyvenimo, ar iš dabartinio 3-1? Koks atsakymas? Nėra. Turi ateiti vienas atsakymas, tavo pasąmonė turi pasakyti.
Iš kada atėjo va ta gyvatė, va ta šlanga, kas tau ją instaliavo, kas įdėjo į tave į skrandį, į vidų, kokia čia energija, kas įleido 321. Ar kažkokia laboratorija yra? Iš kur atėjo? Aha, iš Mane, kur atėjo? mane kelia Tave kelia? kažkoks kaip kometa, Kometa. uodega kokia eina. Ką aš čia matau? Gerai. Toliau. Ir kur tave išveža, kur tave nuneša, kur tu keliauji, kur atsiduri. Vėl dabar žinot kaip, vėl tas violetinis, vėl bjaurystos atsirado, bet kažkokius matau pliūpsnius šviesos. Esu, Mhm. nori kažkas pas mane nori, matau, kodėl neleidžia, nesuprantu. Žinot, kas yra? Jaučiu, kad, nu, ne, va, matau biskį, matau. Jau Kažkokie stebėjai. nori pas mane ir jos nieks neleidžia. Mhm. Šviesos. Nepergyvenk dabar, Brigita, ramiai. Čia nėra tokių, kad nieks turi neleisti. Tu esi bosas. Kas tau neleidžia? Tau yra uždėtas skūdas, apvalkalas, izoliacija, filtras. Mes juos visus sudaužysim, gerai? Kas neleidžia ateiti šviesai? 321. Be emocijų. Mhm. Analizuok. Dar kartą pažiūrėk vaizdą ir man pasakyk, ką tu matai. Kas tau neleidžia pramušti tos va tokiavalo. Nesuprantu. Tamsuma, man tas vėl ta violet tokia, kaip, žinot, kaip gūsiai, dūmai, nedūm, kas jūs tokie, pasirodyk. Nepergyvenk, tu paimi siurbliuką dabar savo siurblį, susirbi viską su siurbliu. Pas tave ten yra visokių daiktų, tu viską gali sukurti kaip Harry Poteris. Tu esi magas, burtininkė. Paimi siurblį ir susirbi visus šituos juodulius, gerai? Ir meti juodą skylę. Vieną siurblį pilną, antrą siurblį pilną, kol pasidarys šviesu aplinkui. Niekas tau neturi trukdyti. 3, 2, 1. Šviesie toksai, žinot, kaip prieš aušrą. Nu va, ir šaunuoliu. Vėją. Esi čia, supranti, tu esi bosas savo erdvėj, tavo erdvėj. Va čia, kai tu pasinėri į telepatiją, visoje toje erdvėje negali būti nieko išskyrus tave. Nieko. Ir vat visos šitos pabaisos, šlikštynės, visi, kas bando uždengti, užklostyti, jie turi sudegti šviesoj. Tu antiek esi galinga. Tik tu dar nelabai pagauni kampo, kaip ta tavo šviesa veikia, ar ne? Tai mes dėl to ir darbuojamės. Tu dabar plėti ir didini dažnius, keli dažnius, dabar plėtiesi, dabar didelė Brigita darosi, didelė, aukšta, ekspandinės, mane čiurpas eina, aš jau matau, kaip tu turi įsiplėsti dabar šviesą, kaip išlystum iš kažkokių pančių, kaip išeitum iš matrioško, supranti? Didini dažnių, šviesa kyla, 3, 2, 1. Viską meti lauk į juodą skylę. Išsiplečia Brigita dabar ir visi jie pasidaro mažiukai, bezdaliukai, tarakonai pasidaro. Kažkokie maži gubuliukai pasidarė. Tu tokia didelė, tu didesnė už žemę jau pasidarai. O ta visa violetinė šviesa tiek sustraukia kaip mažas kamuoliukas. Plikt ir jis išmeta. Pakeiti veiksmą. Tu pasidarai didelė, jie pasidaro maži. Supranti? Ne jie dideli, o tu didelė. Šviesa tavo yra didelė. Ar dabar geriau?
geriau. Nu va, šaunuolė. Širdis nurimo. Krūtinė, dar krūtinė, kažkokia krūtinė. Davai. Eik trauk, eik dabar tikrink krūtinę, nerk į krūtinę ir žiūrėk, kas ten dar lenda prie tavęs. Eini ir žiūri. 3, 2, 1. Į krūtinę. Trauki, jeigu ten nėra žalios spalvos, nes turbūt žalia, tai trauki viską, kol pasidarys žalia. Žinau, tokia kaip kažkokia, kažkas uždėta. Nu, kaip, bet uždėta toksai, aš kampus jaučiu. Išėmė. Šviesa jau žalia, bet dar į tai žaliai toli, dar žalia. Tai čia kuop. Čia valyt. Žinai, kaip, pavyzdžiui, darai generalinę tvarką namuose. Tai tik kuopi visus kampus, viską čia irgi tą patį reikia daryti, Brigita. Kuopti, nes ten daug sluoksniuota. Ten kaip svogūnas. Lupi sluoksnį, meti filtrą. Lupi, meti. Tu dabar įsijuosus dirbi. Vėl pykina, jūs parazitkos. Fu. Gerai, trauk, nesipykink. Trauk, atjunk jausmą, atjunk dabar emociją. Tavęs niekas nepykina, tavęs jie negali paveikti per šitą pykinimą, čia per mentalą ateina programa. Tu dabar visiškai atjungi, tavęs nepykina, tu trauki šitos demonus, trauki visus kamščius, visus dangščius, visą smalą vinioji. Ale kaip jie, žinokit, atrodo, net fiziškai jaučiu plaučius, man gali būti jie pririšę. Nu, tai aišku, jie viską gali būti padarę. Viską tu išardai. Atriši. Išimi. Nevoratinkai, toks nežinau, žinot kaip. Trauki vinioji viską, kas uždėta ant tavęs, viską vinioji. Ir vėl gerklė, ką jie daro? Iš gerklės išim, kas ten pažiūrėk, kas ten yra gerklė? Man, žinot, kaip aš traukiu ir man toks vaizdas, kad ir gerklė tu kiek traukiu, kaip per kraujagyslės tu kiek kažkas, net šiurpas eina. Jie traukiu, ir man gerklę spaudžia gerklę, bet tokiu, kuo stipriau toks plėšiu net iš tos krūtinės, iš tų kaip mano plaukit kaip guliu kairė pusė, o tas visas trupinė ten susiraizgė kaip per kraujagyslės su Jėzu. Nesuprantu, kodėl taip yra. Nieko, trauk. Trauk, grįžtu dabar, regresuoju atgal, tokia, kokia išėjo iš šaltinio. Ir viskas, ką pričchimičino interferentai, ką pridėjo pilkiai, reptai, žiogai, demonai, visas šitas gyjas, gyslas, tinklus, viską nuliuoju, sudeginu ir grįžtu į pradinę padėtį. 3, 2, 1, kai išėjau iš šaltinio. O apsišvarino visą erdvę. Nu, va, kokia tu šaunuolė. Trauki viską, kas ne tavo. Čia ne mano, trauki. Taip, kad be jokių jausmų. Čia šitas ne mano, ne mano, meti. Žinai, kaip šiukšlyną reikia išskirti. Čia šitas ne mano, metu. Čia irgi ne mano, ne, metu. Išmeti visą sąvartyną. 3, 2, 1. Be jokių jausmų. Šaunuolė, Brigita. Meti su pasitenkinimu, dar su muzikyte pašokdama. Tra-la-la-la-la-la. Čia ir išmeti. Oi, kaip, net kitaip įkvėpiau, Nu va, matai? Oi, net užvibravo, kaip man užvibravo. O kodėl man mentę pradėjo? Kaip į mentę. Gerai, iš menties dabar trauki, ką ten įkalė. Strypą galėjo įkalti. Apsaugos. Kaip pasakyti, strypas, tai toks, žinot, kaip pagalys nusmailytas. Kaip jėtis, įsmėgė, taip. Išsitrauki tą jėtį ir prisipili tenai baltos šviesos. Užgydai iš karto, gydoma tą efektą padarai.
Viskas, ištrauki tą ietį, meti atgal į juodą skylę ir užsidedi apsaugą, užsidedi šarvus. Kas tau mėto ietis dabar apsidairai, 360 apsisuki, išsidalini, išsiskaidai, dabar Brigita ieško, kas ją atakuoja, iš kur ateina ietis, 3, 2, 1. Dar to betrūko. Akis. Gal. Kas tu? Akis matai, ką matai? Drakono. Ne. Velnys, demonas. O, matau. Sakai, ką čia veiki? Turi kontraktą, kad pas mane sėdi erdvėj? Ar turi kontraktą? Greit rodyk. Ne. Turi ar meluoji, kad neturi? Greitai sakai teisybę. Ar yra kontraktas? Kodėl sėdi mano erdvėj? Ką jisai sako? Tyliai tik piktai žiūri. Piktai žiūri. Dar tuo labiau, kad piktai žiūri, sėdėdamas mano erdvėj, dabar aš tau kaip duodu gūsį, padarai kamuolį tokį ugninį, kaip dėdė jį ir jisai su visu kamuoliu, jam kaip duodi į smūgį į juodą skylę keliauja. 3, 2, 1. Su visais kontraktais. Da, to betrūko. Pas tave sėdi naglai ir da žiūri, ne? Piktai, tai užtenka jau čia. Nusileist. Negalima nusileist. Tu turi suprast, kad tu esi komanduotojas, kad tu duodi komandą jiems, o ne jie tave užgula. Vat kai tą suprasi, tada nei tave vimdys, nei tave pykins, nei tau ką darys jie. Nes jau jie nebegali tavęs manipuliuoti. Gerai, Brigita, tu labai viską šauniai darai, tu šaunuolė. Tik turi dar suprast veiksmą, ne? Kaip vyksta veiksmas. Susėmė visą brūdą ir išmetė juodą skylę. Ir pasakai, čia ne mano. Pas mane švaru yra. Čia, kelia energijas, vibracijas, šviesą, šviesos kūnai, aukštos vibracijos, aukšti dažniai. Nu tai kokia šaunuolė. Visą šitą savartyną lauk. Jaučiu. Dabar. Šviesėja. Nu, ką jauti? Šviesėja. Šviesėja, nu va, kaip šaunuolė. O dabar paimk vėl sukurk burbuliuką tarp savo dviejų rankyčių, sukuri tokį burbuliuką, vėl sferą, 3, sukuri, 2, 1. Kokios spalvos tavo burbuliukas dabar? Elektrinis. Toks ne. Toks šviesus labai. Wow. Dabar dėk jį vėl į pirmą čakrą ir stumk per visą stuburą, kad iššautų per pakaušį ir skristų į kosmosą. 3, 2, 1. Išėjo? Matai, kokia kietakė? Išėjo. Nu va, ką tu čia galvoji? Nes su tai susidėjo mane? Jėginė. Pas mane ne. Bosas. Nu? Oi, kokia aš visa. O. Nu, pasirodyk, pasako, kokią matai. Aš jaučiu save tokią. Oho, kad aš ką padaryčiau, čia jiem visiems praskraidyčiau. Nežinau, tai skris noriu. Pliupsi dabar duok, pliupsis į savo namus dabar. Aha, jūs man trūkdėt susijungti, man net reikėjo į mašiną įlysti. Dabar jums duosi, davai varom į namus tavo. Ir davai bombiokės, tokia bomba. Aha, mano paukščius dar dirginat, kad paukščiai išprotėję rėkia nuo ryto. Bum prie paukščių, duodi tenai, kurie demonai lindo prie tų paukščiukų. Pasėmė vėl tokį didelę sferą. Ir davai, visas vietas. Ir aišku, tavo ausinės. Ir ausinės, ir telefoną. Ir ryšį netgi tau nulaužė. Visur dabar duodi smūgį. Va, dabar parodys Brigita, ką sugeba. Nu va, valyk. Tu esi šviesos karys. Ir tu esi būsas. Kažkas net per kaminą išlėkė. Susirinko šmutkės. Geras. Net per kaminą. Nusirp. Kaip net užsiraitoja, tai taip vat atrodo, taip išlėkė. Nu, matai kokią šaunuolę?
Matai, kiek buvo subrūzdė. Dabar įeini į savo namus ir žiūri, skenuoji. Įeini kaip koks agentas ir tikrini, žinai, kaip kad žiūrėtum per tokius akinius, kur naktį žiūri, žinai, su tokiais žalias vaizdas ir mato, kur kas juda, ne? Taip dabar tu ieškok ten tų vaiduoklių, kiek jų yra namuose, kiek dar pasislėpę kampę, po lovą, po stalu, virtuvį, kur jie ten slepiasi, 3, 2, 1. Eik ir visus analizuok. Tai pamatai, cing, lazeriuką sudegė į juodą skylę. Vėl pamatai, cing, su lazeriuku. Davai, tvarkykis. Kurioje vietoje labiausiai nešvaru? Kūrenimo patalpoje. Aha, gerai. Kas ten lenda prie kūrenimo patalpos? Kas ten įsikūręs? Kažkoks atidarytas portalas? Nesuprantu, tas kažkas gali būti toks toks tamsus šešėlis. Mhm. Sakyk, tau čia ne vieta. Prie kamino, šutikiu tą kaminą. Gerai, sakyk, čia tau ne vieta, dabar dūlinį per kaminą arba dūlinį į juodą skylę. Pasirenki greitai. 3, 2, 1. Ką pasirenku? Per kaminą išlikė. Tos durelės yra. Gerai, gerai. Bet negrįžtamai atgal. Tu dabar uždedi ant kamino filtrą, kad per kaminą negalėtų atgal grįžti per šviesos filtrą. Mažutė dabar reikia išmokti būti gudriai. Filtrus dedi visur, ant durų, ant langų. Niekas neina per šitą šviesos filtrą, nes jie sudega visą savo mordas. Dega. Kelionas. Labai gerai, kas tenai. Visas sofas, lovas, fotelis, viską išdaužyk, pažiūrėk, kad nieks nesėdėtų, kad ten nebūtų dalyvių. Ir sofa. Pasiemi šlangą, pompą ir nupurški su absoliuto šviesa. 3, 2, 1. Sudegė. Tai ką tu čia dabar? Namuose, nu taigi bardaką jie pakels namuos. Mano namuos, sakyk, bardaką kelsi dar? Aš jums tuoj parodysiu. Negali, Brigita, čia su bardakėliu. Ale kiek jų yra jų? Nieko tokio. Dega, atrodo, namas nedega, aš deginu ir atrodo, žinot, kaip būtų, kaip popierius dega, lakmus, nu tai popieriaus tas toks, atrodo, net sienos dega. Gerai, šaunuolė. Tas Visos tos smala visa taip. Jo, dega, visas namas dega. Ir va, viskas vibru, kūnas net juda. Nieko, nuramiai. Sakyk, viskas ramiai, aš nebijau, aš vėl padidinu dažnius. Ir aš dabar dega tas namas, visas vidus, visos malos dega, dervos visos emocijos negatyvios, visi demonų mintis, debesėliai. Viską aš dabar sudeginu ir išvalau su balta šviesa. Pripildau kristalų, šaltinėlio, krioklio. Prinešu tiek daug kristalų ir fėjų dulkių, visko čia prinešu, žvaigždžių. Aha, dabar čia bus mano vaizdas, ne jūsų. 3, 2, 1. Nu ir papuošk savo namus. Labai tos dulkės imponuoja. Nu, va, matai. Oi, netrodo net. Aha. Tai su fėjom draugauji? Nežinau, ir draugauji, bet man jos kažkaip tas blizgesys, gal, žinau, tas toksai šviesos tyna. Nu, kaip gerai, matai? Net papūtė, žinau, toks, ir ta kaip ukelį, ta visas, viskas taip Nu, va, kaip gerai, viską gražiai su fėjų dulkiam laistyk ten visur. Ir išsivalai, ir kambarį susitvarkai, ir viskas dabar gražu. Nebėra jokios smalos, nebėra jokio deguto demoninio.
Paukšteliai ramus, gyventojai visi ramus, visi eina per mėsmalytę, patenkinti, o Brigita išsišiepus sėdi sau rami ir džiaugiasi išsijuosus, ten eina išlajuoja visus, Ir sėdžiu be jokios baimės. išsišiepus, žinokit. Tikrai sėdžiu išsišiepus. Nu va, kokia šaunuolė, bet čia tu šaunuolė esi, supranti? Nes tu supratai, kad tu esi bosas čia, o ne jie. Jie gali gąsdinti kiek nori, o tu nebijai, nes tu esi šviesos stulpas. Kai tu įžiebi savo kristalą vidinį, jie visi dega. A tą prisimink, Brigita. Jeigu tik kažkas puola atakuoja, bando pakeisti, o tu nurimsti, sustoji ir pradedi ekspandinti savo šviesą, keli dažnius, išsiplėti pasidarai. Supranti, kokia pasidarai? Didesnė negu visa žemė. Visi sudega demonai. Jie nebegali tavęs pramušti. Tai va, mieloji, nuostabi kosminė būtybė. Sveika atvykus į šitą pasaulį. O kokia, kaip jaučiu, plunksna, ne plunksna toks, o pūkas. Nu, va, lengva kaip plunksna. Nu, šaunuolė, Brigita. Tai va dabar, mažutė, uždėdi dabar apsaugas visur, uždėdi kupolą ant savo namų, ant savo erdvės, ant žemės, po žeme uždėdi filtrą, kad iš žemės niekas neateitų, kad nebūtų atidaryti portalai, užsementuoji tenai viską, kaip kad būtų užsementuotum su šviesa. Jokios peklos, jokie pragarai, jokie portalai demoniniai neatsiveria. Ir ta katilinė, į tą katilinę irgi pripildai daug šviesos. Nu, ir padėkoji savo pati, kokia aš šustra. Kaip aš viską moku padaryti. Tik reikia pasitreniruoti ir tvirtai laikytis savo. Tai va, kokia ta šaunuolė. O dabar keliausi tu į džakuzį pailsėti, atsiregeneruoti. Atsijunginėsi nuo visų šitų vaizdų, užsidedi apsaugą, kokoną tokį. Apvalų kaip kiaušinį, dabar eisi ten regeneruotis tą šviesą visą, valysi savo visus kūnus, būsi išsiplėtus, grįžti pailsėjus, atsiregeneravus, uždarai visus langus ir duris, kur buvai, grįžti į vieną tašką, pradinį tašką, šviesų tašką, tu esi šviesa ir eini į šaltinėlį, į džakuzį, pailsėti, daug padarei šiandien. Diskonektinį atsijungi, 3, diskonektinį grįžti į fizinį kūną, tavo kūnas lengvas kaip plunksna, 2, 1, atmerk akytes, gali dabar atmerkti akis ramiai, niekur. Tiesa, oi, o pas mus apsiniaukia. O kodėl pas man taip šviesu visur? Čia normalu. Oi, kaip smagu. Čia kai ateini iš eterinės erdvės ir atidarai akis, tada viskas pasidaro labai šviesu. Nes tenai tu labai gili buvai panėrus. Nu, šaunuolė, Brigita, sveikinu.